Aš nusipirkau BMW M235 iš Amerikos aukciono. Tai turėjo būti pigiausias F22 projektas Lietuvoje, bet kaip visada yra vienas didelis bet. Nuotraukose pažeidimas atrodė labai lengvas, bet kai mašina nuvažiavo nuo tralo, supratau, kad tas smūgis nukeliavo giliau nei tikėjausi. Šiandien mes pradėsim ardymą, kad pamatytume tikrąją žalą. Ir patikėkite, šiame garaže bus daug pjovimo, virinimo ir tikriausiai daug rėkimo. O čia tai darbas. Ir nieks dar pinigų nemoka už tai. Mėnesius bandžiau sumedžioti gerą variantą, bet kas kart aukciono pabaigoje kas nors mane aplenkdavo arba kaina pakildavo iki kosmoso. Jau toj prasidės. Nekantrauju jau, ne? Blem, aš taip žiūriu, kad šitos mašinos prasideda startas ten per bidas 13 000 per sekundę, bum 16 000, žinai. Bet, nu, kosmosas kaina, tai kosmosas. Gerai, ką netraukdavo aš tavęs, ačiū tau. Žiūrim kitus. Bet tada ši mašina atsirado pardavime ir man pavyko. Ar tai laimėjimas, ar mano didžiausia klaida? Pradedam ardyti ir išsiaiškinsim. Tas bakelis irgi suvaustas. Charge pipas yra. Yra charge pipas? Nematai kokio gamintojo? Buvo. Tas, kur atsimeni, žiūrėjom, mes Ai, TSF, koks ten buvo. TSF kažkoks, jo. Tai geras. Geras, Tom pipe. bet aliuminis. Ne, katalizatorius yra. Ja. Pakeitė tik tais gerus dalykus. Inteiką ir charge pipe. Aišku, inteikų nelabai kas liko. Reikia valvetroniką atsijungti. Kažkaip. Kodėl? Nes kai akumas išsikraudinėja, valvetroniką sugadina. Čia sakau, jie guminiai yra, jie biškai gauna smūgį ir... Pažiūrėk, čia tos kampukas. Sakau, čia jį reikės atlenkti ir į viršų pakelti. Čia viskas tvarkingai. Nėra košių. Fryzo irgi nėra. Klausimas, ar nebus, va čia, žiūrėk, matai, pliusinis laidas eina. Ar nebus jisai nutrauktas, kai prispaudė? Čia jisai kur į... Aš spėju, kad čia į rėlę kažkur eina ir paskui gal dėl to jis ir neužkuria gal. O bet neturėtų. Ne. Jis nesuktų iš viso tada. Nesuktų. Performance. Bet ir begą neiššovė, tai kaip tau gali būti užstrigę? Nu, būna diržas užstringa, nors ir begas iššauga. Ne, nebūtinai. Ne. Nebūtinai. Man atrodo, kad turi šovę. Ne. Gali tada įjungti, žiūrėti. Vis tiek reikia pirmą, manau, atsilaisvinti priekį, kad nieko neliestų, tada prisijungti OBD, pasikeiti laidą ir pabandyti tada užkurti. Nes tepalo rodo, kad yra. Bet jeigu starteris suka, tai principė viskas ten laisva, tu turėtų įkurtis. Nu, žinai. Suka, bet gal ten nesigirdi, kad liečia kažkur. Geriau atleis biškį. Porą varžtų atsisukti ir atleist tą viršutinį. Tada radikus galėti stumti ir pasižiūrėti, kad nerizikuotai. Kadangi po avarijos visas priekis yra stipriai suspaustas, mes net negalim normaliai pamatyti, ar variklis nėra pažeistas. Čia taip nesigirdė. Wow! Bet žiūrėk, šviečia lempam. Šviečia lempa. Klaidų tai milijoną. Blium. Turime M235 modeliukas su N55 serijos varikliu, 240 kW. Iš Amerikos. Turime ir daužimą minimalų. Tai pakliuvęs buvo į avariją. Šitas automobiliukas yra kapotas pažeistas, bamperis, radiatoriai, įsirbimas. Įsirbimas, aišku, yra dinantai, gal kažkaip bandysim jį išsaugoti, nes čia pakankamai brangus reikalas. Yra sulinkus ir viršutinė skarda, šiek tiek yra ragai palenkti, bet jie yra pakankamai lengvai atstatomi, nes tokie guminiai. Tai nuvešim pas tampytoją, juos atitemps, pastatys į vietą ten, kur turi būti pagal geometriją, bet variklis sukasi, bet kol kas dar neužsikuria. Tai nežinau kodėl, gali būti klema šovas, bet šiaip nei viena oro pagalvė salone nėra šokusi, tai tas yra gerai. Tai galbūt, sakau, šovinys šovės, tai ten pasižiūrėsim, bet esmė tame, kad variklis sukasi, viskas kaip ir neblogai gaunasi, tai matysim. Reikia ardytis ir žiūrėti, ar nieks neprispausta prie variklio, ar visi skremuliai sukasi ir diržas ten, žodžiu, visi niuansai. Bet automobilio rida yra 100 000 kilometrų, tai pakankamai nebloga. Kaip tokių metų automobilių, nes jisai 2.15 ar 2.16 metų. Tai einam prie ardymo. Bandom nusimti dabar kapotą, kad būtų biškai daugiau šviesos, nes
Labai nieko nesimato tai. Tiesiog paprasčiausiai. Kurią pusę sukasi, pažiūrim pirmiausia. Neita. Ką turim iš Dinan intake'o, tai kad yra čia sulūžę, čia biški patraiškitas, bet šiaip aš manau, kad įmanoma jį išgelbėti. Čia perdaryti šitą karboną, nes jisai visiškai yra pačioj, tai kaip ir nesimatys, kad negraži vieta, o čia manau irgi įmanoma perdaryti. Ir smagu būtų turėti Dinan įsirbimą. Gerai, kas toliau? Reiktų filtradėžę nuimti, bet galvoju, kaip jie čia nurauti, nes ragas yra prispaustas, šitas ir prispaudė filtradėžę, o dar labiau nenoriu jos sulaužyti, nors šiaip jie jau ragas. Kažkaip norėtųsi, nes ginai va ten varžtas yra po juo. Bandom šitaip. Čia jau GG. Jo, bet čia jau jai ir taip GG buvo ir taip. Filtriukas nepašvariausias, sakyčiau, toksai. Nelabai gal amerikietis mėgo plauti. Man to, kad galima atskirai nusipirkti šitą filtradėžę. Tai tikėkime, kad intake'ą galėsim išsaugoti, o filtradėžę nupirksim tiesiai iš Dinano. Jis turi Europai tiekėjus. Tai turėtų būti gerai, nes šitas duoda arklių biškį ir biškį to garsiuko, nes vis tiek turbinis variklis. Matome, kad antifrizo šlanga yra nulaužta, bet nulaužta per laikiklį. Tai labai gerai, tiesiog pakeisim šlangą ir viskas. Dabar galim šitą nuimti viršų. Šiaip labai norėčiau prisirišti prie ko nors ir atitempti jį, kad biški grįžtų į savo vietas, bet nelabai turi prie ko. Tai dirbam su to, ką turim, sukam ir viskas. Aišku, dabar viskas prispausta. Čia, blema, negaliu atsukti varžtų, nes čia va taip padaryta. Kadangi aš esu super halkas, čia to atitampysim. Kokį tampytoją čia va, su rankom brūkšti ir viskas. Laužom tas detalės, kurias galim laužyti. O, kas čia laikmanama? Pasigirdo, kad kažkas bėga, gal jau buvau užsigandęs. Tepalai, bet ne. Ai. Detalės kodas yra iš karto jau pliusas. Aš nelabai suprantu, nes šitam detalė yra keičiama. Bet čia iš apačios po lempą. Nu, bet sakau, šiaip kai perki, tai perki va šitą, va skardą, va išusinį. Tai nelabai suprantu bairą, žinai. Medinis lyginimas. O kam čia įkeist? Kam aš jį pirkau? Nu, dar biškį galą dar. Visio. Į dažymą, į pardavimą. Atrodo lęšis. Ksenono. Gal, kiek čia šiukšlių? Kas čia pirmėti tų šiukšlių tiek daug? Jokingas faktas tai, kad neskau nei vieno varžto lempos. Ir tai išsijėmė tiesiog. Reiškia, turbūt viskas buvo nulūžę. Ar galėtumėt patikėti, kad tokia lempa gali šviesti? Blokeliai atrodo sveiki. Kažką galėsim išsaugoti. Ir posūkio lemputė. Kad nepasimestų, visą ką reikia sukti varžtus atgal. Tvarkingai. Nusipirkau dėžučių, va tokių, kad galėčiau susidėti visus varžtus, kad susistiguos, susirašyti, kur kas yra, nes paskui, kai surinkinėjai po mėnesio laiko mašiną, nu, tiesiog pamiršti viską. Nors atrodo, kad prisiminsi, bet iš tikrųjų pamiršti. Tai vad geriausiai viską susidėlioti, susidėti ir tada viskas aišku.
Arba kur yra vietas, tai susukt atgal tos varžtus. Ir tada bus iš vis paprasčiausia. Atsuk atgal. Nes aš tai kai viską pamirštu, aš jau šitus varžtus padėjau ir galvoju, nuo ko čia yra. Paskui prisiminiau, kad nuo šitos skardos. O dabar ten radom dar 2 varžtus iš apačios, kur po lempa yra. Ten atsuksim, tada išsimsim tos pusės lempą, ten atsuksim ir turėtų išsimti šitas visas viršutinė skarda ir atsilenkti radiatorių šiek tiek. Ir galėsim prieiti prie variklio, pažiūrėti, ar nieks nėra prispausta, kas mums yra svarbiausia. Minėjom šitus dalykus. Naujas, gražus. Aš panaudžiu šitą gal tiks čia. Jo, radikas pilnai sveikas, visiškai. Nu ką, šitą pusę išmovėm, va. Palaida. Dabar reiktų padaryti tą patį. Kitoj pusėje atsukti lempos varžtus, jeigu jie yra. Sparno varžtą. Čia, man atrodo, 2 ar 3 varžtai yra apačioj. Ir išsimt šitą pagrindinę mūsų problemą. Nes dabar viską laiko trukdo. Taip ir dandartas. Perkant daužtą automobilį blogiausia yra tai, kad beveik viskas būna sulaužyta. Todėl čia negali tiesiog imti ir rauti detalių. Kiekvieną žingsnį reikia apgalvoti. Mortikai kaip nauja atrodo. Šie švarūs, gražus. Dar vienas varžtas laiko. Ar tu kitą rodai dėl to, aš galvau, kad ten ne 2 varžtai yra, žinai. Vienas va čia, kitas kitur. Tai atsuks. Opa. Gal kam lempos? Nereikia? Panaudosi, dar driftę suvarysit. Nu, labai gal atsijungiai, per čia jaučiu. Per čia gal reikia. Tadam! Skardos gabalas. Išsitraukia. Šitą reikės tiesiog sudėti naują ir va, čiukšti ir viskas. Su visom spinom. Ir bus paprasčiausia. Taip, dabar gal radiatoriai biškai pasiduos atgal. Vietos pasidarėm. Neatrodo iš tikrųjų nieks kažkas, kad būtų pažįsta. Tai turėtų būti viskas kaip ir tvarkoj. Skremuliai vietoj. Blokas neatrodo daėjęs, nes jeigu skremuliai neliesti, tai reiškia tikrai variklio nepalėtė. Čia aišku, inteika narbiškė prispaustas yra. Dangtelis pats nesulūžęs, neliestas. Tai irgi gerai. Aišku, yra va įlenkimų, tai čia šitas visas vamdelius reikės tiesiog pakeisti naujais ir viską. Čia keletą radiatorių pabėgė. Pats interkuleris tai neliestas, tai tas labai gerai, nes tiesiog apačia tvarkinga. Keli radiatoriai, inteikas, kelios žarnos pasikeis ir viskas. Čia to smūgio nėra daug. Difrizovo žarnos irgi keletos reikės pakeisti. Čia fiškės atrodo tvarkingos. O viena gal palaužyta minimaliai, bet nedaug. Čia nulūžė irgi šlanga. Šiaip galim pamanyti pasikeisti pliusinį laidą ir pamanyti užkurt. Pažiūrėsim, kas bus. Čia yra nuo 4. Pliusinis laidas su šoviniu. Šovinys yra čia, kai šauna airbagą ir dar kažkas po avarijos šauna ir šovinys. Turi minti, kad čia gali būti šovinys iššovęs ir dėl to automobilis neužsikuria. Tai reikia pasikeisti šitą šovinį. Tiesiog pakeisim visą laidą ir viskas bus iškart tvarkingai, kaip priklauso. Pliusinio laido šovinys skirtas apsaugoti elektros sistemą, avarijos metu jis perdega ir nutraukia grandinę, taip apsaugodamas laidus, elektroniką ir sumažindamas gaisro riziką. Radybos! Realiai jau atsipirko mašina. Amerikietiškas. United States of America. 1 centas jaučiu. 1 dime. Centas? Gal, nežinau. Saugumo. Nesimato, šovęs ar nešovęs, neaišku. Bet nešovęs. Ne, man atrodo, kad nešovęs. Pabandom pakeisti. Manau, nebus. Šitas. Pabandom. Pažiūrim, ar užsikurs ar ne. Kas čia? What? Iš Amerikos tipo? Čia bičiukas ant tiek turėjo gerą skonį?
What? Aromatika 8-9, 2 dėžės. Žiūrėk, normaliai? Rinkinys čia pagrindinis, čia kur jau top. O čia top 12 skaniausių kvapų yra. Tai net Amerikai pirmiausia, čia žmonės perka tokius dalykus. Ne, iš tikrųjų, kaujam, automobilę šitų dalykų neradom, bet aš juos naudoju pakankamai ilgą laiką ir tikrai tai yra geriausi kvapai rinkoje. Automobiliams tai yra numeris 1 ir turim labai gerą kvapuką, yra Staying Alive. Tai tikėkime, kad šitas automobilis bus gyvas, važiuos, užsikurs ir viskas su juo bus gerai. Tai šitas kvapukas dedasi į, toks magnetinis daiktas ir dedasi į ventiliaciją ir ten iš tenais eina tada skanus kvapas. Tačiau dar turime ir šitą rinkinuką, kur jo pilnai užtenka, jeigu norit atsišviežinti savo automobilį, tai yra šluostė, kuri, valo panelę, plus panelė valiklis ir aromatizuotas, parfumuotas kvapas jūsų automobiliui ir tuo pačiu dar yra popierinis kvapukas jūsų automobiliui. Tai šitas irgi labai gerai kvepia by design. Tai visus šios produktus galite įsigyti aromatic89.lt ir aišku, panaudokit kodą BUTOMIS, su kuriuo gausite 20% nuolaidą. Tai naudokitės, kol yra, nes tikrai nebus ilgam šitą nuolaidą. Tai iškart sakau, rekomenduoju šitos rinkinius, pasinaudokit progą ir pavasarį ruoškitės iš anksto, nes reikia, kad mašina kvepėtų, nes kvepianti švari mašina važiuoja daug geriau, greičiau ir maloniau. O dabar einam kurti mašiną. Nelaidė buvo esmė. Kažkur kitur yra. Parkūro kokio nepaduoda. Pasižiūrėsim, reikia šiaip kompą prisijungti, bus aišku. Tačiau šį kartą problema buvo ne šovinyje. Geras ženklas, kad variklis prasisuka ir jokių pašalinių garsų nėra. Jeigu jis būtų užkalęs, remontas būtų gerokai brangesnis. Na ir pats aušintuvas irgi pažįstas. GG. Minus aušintuvas. Nieko, aš nemanau, kad jis brangus, nes Valėjo gamintojas. Tai nemanau, kad jis brangiai kainuoja. Naują galima tiesiog nupirkti. Kam mes sukom 3 valandas, galėjom tiesiog nulaužti, nes vis tiek nepanaudojamas daiktas. Tragedija. Čia yra kondicionieriaus radiatorius, kuris šaldo jūsų saloną. Šaldė, nebešaldo. Bet irgi Valėjo. Pagamintas Italijoje, parašyta. Made in Italy. Italija. Įdomiai, vokiška mašina Italijoje gaminta. Šroto. Beveik Ferrari, jo. Gerai. Čia šitie praeis. Bet negrįžo, gerai. Dabar reikia atjungti ventiliatoriaus fiškę. Štai tokia, jinai yra didžiulė. Ir pagal visą mano supratimą ventiliatorius turėtų eiti lauk. Nes jam irgi yra ragai. Jis kaip ir iš dalies šiaip geras yra. Šiaip neatrodo. Va čia man nulūžęs. Čia įskilęs. Čia skiliai. Gal ir nepanaudosim, nelabai. Nelabai norėčiau, bet kažkam galima parduoti, kuris sustvarkytų ir važinėtų, nes šiaip jis, manau, kad veikia. Jisai veikia, mes buvom jungi. Jisai garsą skleidžia, bet aš jo tikrai nedėsiu atgal. Dėsim naują. Gerai, dabar reikia atjungti šitą šlangą ir tenai dar vieną šlangą. O čia tai darbas. Ir nieks dar pinigų nemoka už tai. Blemba, kaip priskretė. Čia irgi nulūžė. Jo, nulūžė. Galima laužyti. Vis tiek reikės keisti. Kas taip uždėjo? Sunkiai. Kam taip dėti reikia čia ant klijų? Nėra kaip užkišti. Opa, nusiėmė. Liko dar viena žarnelė apačioje, maža kažkokia. Ir radiatorius bus out. Tikiuosi, stabiškai bus lengviau. Stačiau atgal. Man. Radiator. Čia yra aušinimo radiatorius pagrindinis, kuris aušina variklio visą aušinimo skystį ir aušina variklį.
Tai irgi jį pakeisim. Jisai tinka tik tais nuo N55, tai ieškosim N55 radiatoriaus ir dėsim. Čia matosi, ventiliatorius buvo prasisukęs šito vietoj. Tai nusiėmėm visus radiatorius. Viskas kaip ir atrodo neblogai. Variklis pats nėra pažeistas. Šiek tiek yra pastumta va čia, bet čia yra plastikas, kuris uždengia tiesiog laidus. Bet patys laidai netrodo pažeisti. Visi davikliai vietoj, niekas nesulūžę. Čia antifrizo šlanga nulūžusi, bet čia atsisuka. Čia irgi, man atrodo, tepalo slėgio daviklis, nelūžęs. Čia matom, tepalų yra apibėgę. Bet gera žinia, kad tepalai bėga nuo pat viršaus, nuo čia ir nuo tepalo filtro korpuso. Čia jų einama problema N55, tai tiesiog pasikeisim tepalo filtro korpusiuką ir nebebėgs tie tepalai. Matom, kad yra visas variklis apibėgęs, grynai nuo pat viršaus. Gerai, nes galvojau, gali būti gal koks blokas pažeistas, bet matom, kad ne. Aišku, pritraiškyta yra šlangų. Antifrizo visos šlangos praktiškai yra suvalgytos. Na prasme, čia šita gal ir gerai, netrukus, bet jinai yra deformavus ir tikrai nepaliksim. Keisti reikia. Kas toliau? Visi skremuliai yra vietoj, irgi nesulūžę, tvarkingi. Šitas aušintuvas yra sulūžęs, kaip matom, šitoje vietoje. Įmanoma jis tvarkyti, bet neverta čia daryti tokių žaidimų ir tiesiog keisim visą. Čia inteikas kaip ir buvo aišku, kad jis yra jau deformuotas, reikia pakeisti šitą visą plastiką. Radiatorius, irgi tepalo aušintuvo reikia keisti, paskui variklio radiatoriai, tepalo aušintuvai du yra priekyje, jie abudu yra sveiki, nes smūgis buvo iš viršaus. Tai viskas gerai, lonžeronai čia garantas yra lygus ir tiesus, nes visas smūgis ėjo iš viršaus, čia net šitie aliuminiai dalykai, kurie linksta pirmi, jie yra nesulankstyti, tai čia geras ženklas. Toliau važiuoklė visiškai nepažeista, viskas tvarkingai, švaru, gražu, nežinau, čia realiai sakau, šlangų reikia, antifrizo ir tepalo ir viskas. Dėt radiatorius, ventiliatorių, bamperis, aišku, lempos, kapotą turiu, sparną turiu ir viskas. Aišku, dar reikia prieš tai pas kibulistą nuvežti, kad atitampytų tos du ragus, kurie yra čia priekyje, šitie du priekiniai ragai viršutiniai, kuriuos atlenktų, bet jie yra pakankamai minkšti, čia tam ir skirti, kad smūgio atveju jie sulinktų ir nesugadintų tiesiog pačio kėbulo stakanų, kurie yra šitoje amortizatorių laikiklių. Jie nulinksta ir viskas. Juos reikia atlenkti, čia jų pjauti tikrai nereikės, nevirinsim nieko, struktūriškai bus taip, kaip sukūrė BMW'as, bus originaliai, tai viskas čia labai neblogai. Tikrai šiek tiek galvau, kad bus daugiau reikalų, bet viskas čia pakankamai paprasta. Dar reikia išrinkinėti visą, ką galim, bumperį reikia nusimti, visą priekį nusimti, čia išsimauti balkį ir tada ką, pirkti dalis, dėti, tampyti ir kurti. O dėl kūrimo mašina nesikūrė. Kodėl, dar neaišku, bet bandysim dar prisijungti komų pažiūrėti. Nes gali būti gal kažkoks saugiklis nušovė, smūgio atveju gal kažkoks laidas užtrumpino ir tiesiog išmušė saugiklį ir kuro nepaduoda. Nes šiaip galėsime reilą atsisukti, bet pirmiausia, manau, pasitikrinsim saugiklius ir pasižiūrėsim, ar tenais nėra sprogusių, sudegusių saugiklių ir bus aišku. Viskas paprasta. Čia kiek mes porą valandų ir išrinkom praktiškai visą priekį. Gera mašina. Lengvai renkasi. Einam toliau, darbuotis. Jungiam diagnostikos savo kompiuterį. Patikrinsim, ką čia mūsų tas BMW rodo. Rodo jau BMW 2. Ignition turn on. Reading control units. Klaidų tai milijardas. Išmetė klaidą, bet nebuvo plium, jaučiu ir tas sugedo garsą, žinai, plium. Toj bus plium, kad sugedo plium. Bet tu matytum, kad ant ekrano koks užsidega, kai jungia mašiną. Toksai kažkoks žmogeliukas, kur ten, kai dievas kažkoks. Elektrinės sėdynės. Akumas matau irgi prie mirties. 11 krovimų, bet dabar skanuoja visus blokus 25. Klaidų bus 6000 spėjų. 32 klaidos. Engine, supply terminal, crankcase, electric fan, vanos, blow-off valve, intake camshaft sensor, exhaust camshaft sensor, all pressure control valve activation. Rodo, kad airbagas.
Nesąmonė. Aišku, mes ką tik akumą prijungiam, tai trinam visas kadas ir žiūrim, kurias yra likusios. Šitą padarėm screenshotą. Matom, kad liko supply terminal, crankcase ventilation heating, electric fan, Volvetronic servo ir intake air temperature. Tai šitas atjungtas, crankcase ventilation heating nežinau, supply terminal nežinau. Bet rodo, kad airbagas, front airbag sensor, left, priekis, crash safety module. Bet čia niek nešovė. Kojos irgi nešovė. Lubos nešovė. Gal jų nėra? Ai, taip kažkas jau išėmė, sakai. Čia dzin, viskas atjungta, kondicionierius atjungta, nuturėjau. Turim realiai 2 klaidas, kurios kažką čia reiškia. O dėl airbago labai įdomu. Kodėl? Nu, pabandau prakurt dar greitai. Trumpą tokį. Bet bandė užsikurt. Bet kažkas neleido vėl. Bet pabandė užsikurt ir užgesino iš karto kažkodėl. Kažkokia klaida. Nu gerai, dabar praskanuojam iš naujo. Intake camshaft sensor ir exhaust camshaft sensor išmetė, kai bandė užsikurti. Tai gali būti, kad kažkas tai sensoriais dėl to neleidžia. Normalu, kad gali neleisti. Ok, gesina mašiną. Ir einam aiškintis, kodėl taip gali būti. Kodėl kur laida yra, kur gal kažkas nutrūkė. Kelsiu bairį, dėl ko dega airbagas, dėl to nes mes atjungiam daviklį priekį airbago. Tai turbūt normalu, kad sensorius išjungtas tai neveikia, bet ne dėl to automobilis nesikūrė. Aš manau, kad bus dėl to, nes alkūninio velino tie poziciniai davikliai yra neveikiantys. Arba gali būti, kad saugiklis yra sprogęs ir automatiškai atjungia juos. O čia va yra tas sensorius airbago, kuris smūgio atveju iššauna automobilio airbagus. Tai dešinės pusės mes palikom, o kairės aš atjungiu fiškę ir ištraukiu. Ir gaunas dabar, kad mes jį atgal įdėsim tiesiog ir airbago klaidos nebus. Va, bum. Netapsi. Viskas, airbago klaidos nebėra. Ir dabar žiūrim, ką parašė mums mechanik. Paklausė, ar yra kuro. Tai parašiau pilnas bakas. Ir gali būti, sako, kad plūdė pakimba, nes kelias su tais žirkliniais tokiais keltuvais. Ir prispaudžia baką ir plūdė sutraiško. Irgi gali būti, nes rodo, kad pilnas bakas. Gali būti, kad tuščias bakas, bet plūdė, kadangi suspausta. Rodo, kad pilnas. Bet dabar negali būti, nes šiaip prieš tai nesikūrė iš viso, dabar bandė užkurti. Tai reiškia, kuro turėtų būti. Ok, aiškinamės toliau. Atsukau laikiklį, po kuriuo slepiasi nemažai variklio laidų. Norėjau patikrinti, ar jie nėra pažeisti, nes po tokios avarijos laidai dažnai būna nutraukti arba prispausti. Šito plastikiuko irgi reikės, matau jau. Sulūžęs yra. Pakeisim, nes laidus susiuždangiai pakankamai svarbus dalykas. Tai pažiūrėsim, kaip laidai laikosi. Laidai irgi yra keli pažeisti, bet nieko kritiško, kiaurai nepravaryti, tapsme, matosi. Kažkokie čia va keli, bet nenukirsti jie. Blogesnį gyvenimą gyvena šitie, bet šiaip jie visi kartu susijungia, tai nebent smūgio atveju, žinai, kas galėjo būti. Užtrumpint juos, trenkėsi, susilietė laidai, užtrumpino ir saugiklį išmušė. Sudegė tiesiog saugiklis. Tai gali būti tokia situacija. Nes čia laidai, jie visi sujungti, jie nėra, kad nutraukti. Tai jie kontaktą turi turėti, bet sakau, smūgio atveju galėjo susiliesti ir išmušti saugiklį. Tai einam tikrint saugiklius. Ten, manau, bus aiškiau. Vairas, kablys, 4x4, start-stopas, pašildinimo švakės, kurių nėra čia. Čia pagrindai yra salono, žinau. Čia reikia, aš manau, kad prie variklio bus. Čia tai nebus. Šio laikiniuose automobiliuose elektronikos yra labai daug, todėl saugiklių rasime ne tik bagažinėje, salone, bet ir variklio skyriuje. Galėčiau testerių greičiau išpatikrinti, bet tingiu važiuoti į kitą garažą. Koš per saugiklis. Paimant, gal biškį pasikraus, gal. Dabar gal bus geriau. Trainam, bandom. Oi, vėl ta maloni simfonija bus toj. Va, žiūrėk, kažkoks dievas sukas. Tai? Kažkokia angelas, kas čia? Ir dingsta paskui. Peržygnojimas. Sakrinai, nepadėjo. Dievas neišgelbėjo nuo avarijos, dėjom. Aš norėčiau užgirtą garsą.
Vis tiek nebus kaip pirmuka. Nebus V8. Kiek čia arkliais įdomu? 200 kW. Pas mane buvo 300 arklių į ratus. Tai čia jaučiu panašiai ir bus. Ne? Mažiau gal? Nežinau, aš tais arkliais nemoku skaičiuoti. Aš tik asilais moku skaičiuoti. 1,5 asilo. Galia. Bet vėl išsijungia man čia. Nesuprantu. Tačiau patikrinę saugiklius dar kartą padarėm diagnostiką. Ištrynėm klaidas ir bandėm užkurti variklį. Ir tada... Ne, matai, pabandė vėl. Pabandė ir vėl tas pats. Užges iš karto. Jo, dabar pažiūrim vėl klaidas. Ar atsirado dabar vėl klaida? Crankshaft ar ne? Atsirado, garantuoju. Aišku. Intake, camshaft, exhaust camshaft. Man vis tiek kažkokia mintis yra, kad kažkur saugiklis yra nusprogęs, nes nusmūgio atveju turėjo susilėt laidai. Ir kai susilėtė, turėjo kažkas nusprogt. Nebent nusprogo davikliai, bet kiek šansų, kad abudu. Nebent dėl kažko ten, dėl tepalo sliejų gali neveikti. Tipo meta tą klaidą, kad neužkurtų mašinos, tipo toks safe modas. Nes čia sauti laidai kaip ir viskas šiais gerai atrodo. Laidus reikėjo patikrinti labai kruopščiai. Kartu apžiūrėjome ir visus daviklius, ar jie nėra pažeisti po smūgio. Nėra jisai blogas. Tikrai esu matęs su blogesniais ir jos mašinas važiavo. Tai va, per šį video išardėm automobilio priekį, tą, ką mums reikėjo padaryti. Pabandėm, aišku, užkurti automobilį, bet nelabai pavyko. Tai kitoj serijoje iš to bandysim išsiaiškinti, kodėl automobilis nesikuria ir ar iš vis variklis yra gyvas ir sveikas. Tuo pačiu, aišku, dar pirksim detalės, išrinkinėsim, kas dar liko, reikia sueuropinti automobilį, reikia sudėti visą priekį, reikia, aišku, dar radiatorius rasti, nusipirkti. Daug niuansų, bet visai įdomu, naujas kažkoks experiences, tai matysim, kaip čia viskas mums gausis. Bet žinau, kad visiems labai įdomu, kiek tokie automobiliai kainuoja. Tai pasakysiu šiandien tik tais pačio automobilio kainą, tiek, kiek mes nupirkom aukcione, be mokesčių, be PVM, muitų ir taip toliau. Tai automobilis kainavo $4,500. Ir tai yra 3,900 eurų. Tai, kai pagalvoji, 3,900 eurų už M235 X-Drive, 100 000 rida kilometrų. Aišku, biški daugštas, bet nėra kažkas labai daug, oro pagalvės net neiššovusios. Kad pagalvoji, 4,000 eurų. Jeigu iš tikro pavyktų už tiek nupirkti automobilį, kad jisai turėtų tavo kieme, tai čia būtų kosmosas. Už tokią pinigų sumą tu gali nusipirkti realiai Lietuvoje 5 Golfą. Pirmuką 28-27 metų ir taip toliau. O čia raketa, kuri turi 200 kW. Tai labai įdomu, kaip jinai važiuos. O čia, aišku, pamatysim kitose serijose. Galite paspėlioti komentaruose, kiek automobilis kainavo Lietuvoje, kai jau grįžo pas mane į kiemą, nes šitą irgi pasakysiu, nes žinau, kad visiems įdomu, tai galite paspėlioti komentaruose. Aišku, nepamirškit užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėt kitų serijų, kaip remontuojam šitą ar kitus automobilius. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko video, laikas ir susitiksim kitoj serijoj, kai remontuosim toliau šitą M2